Sveiki, mėlyjeji! Dėmesio tiem, kas domisi antžeminė saulės elektrinė. Šiandien kartu su manimi turite puikią progą apsilankyti Kozero gamykloje ir pamatyti saulės elektrinių montavimo sistemų gamybą iš arti. Eime? Paprastas žmogus be patirties sumontuos per savaitę. Ant vienos paletės yra 10 kW saulės elektrinės montavimo komplektas. Tam, kad pasiūlyti konkurencingai prieinamą kainą Lietuvos vartotojai, mes turim patys gaminti profilį. Aleksejau, Lietuvoje saulės elektrinės montavimo sistemos gaminamos ir jūs sakot, kad esate vieninteliai. Konkrečiai Lietuvoje. Kodėl? Papasakokite apie savo išskirtinumą. Aš manau, kad mes vieninteliai. Mes vieninteliai, kas gamina konstrukcijas grynai saulės elektrinėms. Mes gaminam patys profilį, mes su mūsų inžinierių komanda išvystėm keletą projektų pačių sistemų ir pradėjom gamybą, automatinę gamybą. O kodėl pradėjote gaminti? Aš žinau, kad jūs pamatėte keletą galbūt nelabai efektyvių ir nelabai kokybiškų konstrukcijų, kurias pradėjo gamintis patys žmonės? Tai buvo tikslas sukurti konstrukciją, kuri nėra brangi, kuri yra patikima, kuri yra sertifikuota ir ilgaamžiškumas tos konstrukcijos siekia 25-30 metų. Aš mačiau jūsų internetiniam puslapį, jūs net pats siūlote patiem užsakovam pasigaminti, susimontuoti tą visą sistemą. Kiek dažnai pasitaiko tokių drąsuolių, kurie iš tikrųjų patys susimontuoja? Sakyčiau, pusė mūsų pardavimų yra žmonės, kas perka patys ir patys montuoja. Paprastas žmogus be patirties sumontuos per savaitgalį. Dabar, kadangi akcentuosime laidoje antžeminės, tai papasakokit šiek tiek skirtumus. Kas domisi montavimo sistemos antžeminės ir stoginės? Pagrindiniai panašumai, gal skirtumai? Antžeminės ir stoginės, praktiškai negalima lyginti. Tai yra, stoginės ant stogo, antžeminės ant žemės, bet galiu pasakyti privalumus ir trūkumus. Sakysim, ant stogo sunkiau sumontuoti, pats nesumontuosi ant stogo, nebent tu esi profesionalas. Taip, ant stogo turi labai specifinę montavimo įrangą, kad nebėgtų vanduo, kad būtų sandarų, kad nenukristų žmogus ir taip toliau, taip toliau. Ant žemės pats sumontuoji, čia žymiai pigiau. Kitas dalykas, saugiau, paprasčiau. Saugiau ir tu gali pastatyti elektrinę ten, kur tau patogu. Antras dalykas, jeigu jūs keičiat sklypą, jūs keičiat namą ir dar kažkaip, jūs visada galite ją išmontuoti ir pernešti į kitą vietą. Taip. Parduoti kartu su namu nereikės, ar ne? Norit galite parduoti, galite neparduoti, bet čia visada galima ją patraukti. Jo? Tai toks dalykas. Kitas dalykas, kad jeigu kažkas neveikia, kažkoks modelis, dar kažkokia problema, žymiai paprasčiau prieiti ir pašalinti tą problemą vietoj prie elektrinės, negu lipti ant stogo dėl kiekvienos problemos. Tai čia tokie pliusai. Aleksejau, net nebejoju, kad daugelis jūsų klientų žiūrės šią laidą ir visiems bus smalsu pamatyti tą vidinę virtuvę. Eime į gamyklą, pasižiūrėsim, kokios ten detalės ir kokie procesai vyksta. Eime. Tai taip atrodo mūsų galutinis produktus. Tai ant vienos paletės yra 10 kW saulės elektrinės montavimo komplektas. Šito modelio labai paprastas transportavimas. Nereikia specialusis transporto, atvažiuoja paprastas kurjeris, DPD, Itela arba kitas, pasiema paletę ir nuveža klientui tiesiai į kiemą. Tai Aleksejau, kaip suprantu, čia yra ta vieta, kur gimsta tos montavimo sistemos. Papasakokit man plačiau, kaip veikia kiekvienas šitas aparatas, kurį mes matom. Tam, kad pasiūlyti konkurencingai prieinamą kainą Lietuvos vartotojai, mes turim patys gaminti profilį. Reiškia, mes perkam metalą iš Vokietijos, iš Švedijos. Metalą pjaunam į tokius rulonus, juostelę uždedam ant išvyniojimo staklio, metalas keliauja toliau į štampavimo įrengimus. Čia stovi hidrauliniai presai, 4 hidrauliniai presai, kurias išmuša skylės.
būsimo profilio, į kurias paskui tvirtinasi varžtai ir tvirtinasi konstrukcija. Toliau juda ta juostelė, metalo juostelė į valcavimo stakles. Valcavimas, tai jeigu paprastai pasakyti, paprastais žodžiais, tai yra linkimo stakles. Tiesiog šitą juostelę yra suvyniojama į tam tikrą formą, į profilį. Galų gale mes gaunam tokį profilį. Čia ilgas profilis. Čia metalo konstrukcijos skersinė. Iš raulono galim pagaminti apie 150 detalių. Visos detalės sudedam ant palietės ir tos palietės sudedam ant stelažo. Stelažuose turim skirtingų detalių komplektus ir kada ateina užsakymas, iš tų komplektų surinkam jau gatavą konstrukciją pagal užsakymą. Pagal konkretų užsakymą arba standartinę 10 kW saulės elektrinę komplektą. Labai smagi ir vertinga pažintis su Aleksejumi. Man atrodo, jis valandas galėtų kalbėti apie šioje gamykloje vykstančius procesus. Na, o jeigu jūs domitės antžeminės saulės elektrinėje montavimo sistemomis ir jau turite konkrečią užklausą, o gal turite keletą klausimų, labai kviečiu susisiekti su apačioje nurodytais kontaktais arba apsilankyti jų svetainėje Kozero.